Labai dažnai jausdavau santykiuose ir vieniša, ir neišklausoma, ir būdavo kontrolė, ir balso kelimas, ir visa kita. Tai jeigu atpažįstat kažką iš tokių elgesių, tai šitas video jums. Tai dabar turiu, ta prasme, tokius santykius, apie kuriuos galima būtų tiesiog pasvajoti pasakoji. Ta prasme, visiškai tokie tobuli santykiai. Aš net nemoku jų apibūdinti. Tokie visiškai sveiki, gražus, normalūs santykiai. Bet esu turėjus labai daug toksik santykių. Noriu pasidalinti savo patirtim ir tikiuosi, kažkuriuom merginom tai galbūt ir padės. O vaikinai, jeigu norite, tai galite pasiklausyti tiesiog no judgment komentaruose, nes viską, ką pasakoju tiesiog iš patirties, tai nėra kažkoks mano tiesa ir viskas ir nieko daugiau, galbūt kažkas nesutiks su manim, bet tiesiog dalinuosi savo patirtimi. Tai manau, visi galim sutikti, jog visi mes esame kažkokie traumuoti iš vaikystės, visi turim kažkokių traumų, visi kažko augom. Tiesiog didžiausia problema būna, kad mes tai persinešam į santykius. Tas savo traumas. Tai aš irgi jų turiu, nesu išimtis, tikrai turiu savo traumų. Noriu pradėti nuo tokių kertinių galbūt dalykų, asmeninių momentų, tai kad manau, kad viena tokia dažniausiai būna problemų santykiuose komunikacija. Jeigu jūs ateinat su problema pas vaikinus ir bandote sakyti, kas yra negerai, galbūt kas jums nepatinka santykiuose, dėl ko jūs jaučiatės nemylimos, dėl ko jūs galbūt jaučiatės vienišos ir jumis ignoruoja arba dar blogiau pervečia problemą ant jūsų, ne. Tai nėra sveiki santykiai. Tai yra toks retlegas, kad wow. Nes jūs įsivaizduokit, jūs ateinat pasakyti kažką, kas jums, kad dėl ko jūs jaučiatės blogai santykiuose. Ir jūsų vaikinas, tas, kuris turėtų jumis mylėti, lepinti, mylėti, džiaugti su jumis, jisai padaro taip, jog jūs liktumėt kalta, jog jūs jaustumėt dar labiau vieniša, atstumta. Nu tai normalios santykiuose turėtų būti kažkoks kompromisas randamas. Turėtų būti išklausoma, bandoma suprasti, galbūt ne visą laiką mumis moteris pavyksta suprasti, bet bent jau pasistengti suprasti ir rasti kažkokį tais kompromisą dėl tos problemos. Kitas dalykas, rėkimas iš karto retlegas. Nu jokio rėkimo negali būti santykius, nu man tiesiog yra kažkoks peilis. Ta prasme, aš suprantu, ten būna kartais išveda žmonės iš kantrybės dalykai, ar ten dar kažką, bet negali būti visiškai jokio balso kelimo. Nu tai yra tiesiog visiškai tokia nepagarba iš karto savo antram žmogui. Kitas dalykas yra, manau, kad irgi vienas toks gan important, jog mes visi mylim skirtingai. Ir netgi yra tos 5 meilės kalbos, yra daug apie meilės dalykus. Tarkim, man galbūt tinka koks nors dėmesys ir, nežinau, ten koks laikas kartu, o tarkim, galbūt kitam tinka dovanos. Ir tarkim, jeigu aš dabar rodysiu tam žmogui dėmesį, jis net nesupras, jog aš jį myliu. Nes į meilę supranta per dovanas, jis galvotų, kad aš jo nemyliu. Tai tas ir yra santykiuose, jog mes turim labai suprasti vienas kito meilės kalbą. Ir jeigu jūs, tarkim, bandot pasakyti, kad, nu man netinka taip. Nu, ta prasme, man reikėtų, jo galbūt būtų daugiau ten dėmesio, man galbūt reikėtų daugiau, kad būtų ten išėjimo pasivaikščioti. Nu, ten pavyzdžiui, aš nežinau, čia random tiesiog sakau beleką. Ir jumis tiesiog ignoruoja, tai vėlgi tas pats. Nu, jūs apie tą patį pagalvokit, kad jūs sakot savo mylimam žmogui, kuris turėtų jūs mylėti lygiai taip pat atgal, kad jūs nesijaučiat galbūt mylima, kad jums, reikia kažko kito, tiesiog, diskutuojat gražiai, bandot pasakyti, jūs esate ignoruojama ir dar liekat kalta, tai yra visiškai toks, kas čia per nesąmonė. O dabartiniuose santykiuose, ką aš turiu, pas mane, yra pajaučiamas visos emocijos, o patikėkit, kad aš jų turiu daug. Ten grįžti iš kokios kelionės, visą laiką pasitinka, būna kažkokių sneksų pripirkęs, ar mano comfort sneksų. Jeigu žino, kad aš ten esu kažkokia nusiminus, galbūt sunki diena buvo, tai man priperka dar comfort sneksų. Ten prieš mėnesinės būna pilna spintelė pripirkta šokoladukų, nes aš labai mėgstu šokoladukus prieš mėnesinės. Ar ten, jeigu sunkesnė diena būna, labai apsikabina, pabūna su manim. Toks tiesiog jautimas mano emocijų. Tai yra labai svarbus santykis. Tai yra tokios smulkmenos. Aš nežinau, pavyzdžiui, kas mane daro laimingą, tiesiog atidaro mašinos dureles. Nuperkia gėles, parodo dėmesį, ateina apsikabina, komplimentų gaunu kiekvieną dieną po 10, 20, 30, net nesuskaičiuosi kartais, tiesiog būna komplimentai ant komplimentų, bet tai yra taip fain, tokias smulkmenas gauti, tai parodo, kad vyras jumis myli. Ir, tas, kad jūs, jeigu šaukia, rėkia, ten dėl nesąmonės, nežinau, rankšluosčio pakabintų, ne taip, ar ten, nesąmonės, tiesiog kažkokios podėlį nenusineša nuo stalo. Tai yra toks absurdas, atrodo, kad jūsų reikia dėl tokių smulkmenų. Tai nėra sveiki santykiai. Kad ir kaip jums atrodo, kad jūs mylite tą žmogų, ar kad ir kaip jums atrodo, jog jisai pasikeis. O Dieve, jie niekada nesikeičia. Nors, kad toks iš pagrindų pasikeistų charakteris, turi žmogus labai dirbti su savimi, eiti pas psichologus ir tvarkyti su savimi. Tada jisai galbūt ir pasikeis. Bet toks, kad jis nieko nedarys ir savaime pasikeis, nebus to. Tai tiek pirmam kartui, manau, kad dar pasikalbėsim. Tai parašykit komentaruose, ką manot. Ar sutinkat su tom, ką sakau, ar nelabai.